Margis. Kokios veislės jūsų šuo? Ar galima jį dresuoti? Mergaitė nežinojo, ką atsakyti. Ji niekada apie tai negalvojo. Tėvai leido priimti šunytį, kuris keletą naktų nakvojo lauke prie jų durų, o dienomis lakstydavo tai šen, tai ten. Jis sekdavo paskui kiekvieną praeivį, nesuprasdamas, kodėl jo niekas nepašaukia, kodėl nemato, jog jis alkanas. Kartais mėgindavo pažaisti, sugriebdavo praeivio batraiščius, apsikabindavo kojas, o kai žmogus atsisėsdavo, ramiai susirangydavo prie jo. Mergaitė tąsyk pastebėjo tik tai maldaujančias, bejėgiškas šunyčio akis. Kailis buvo toks purvinas, kad net sunku buvo nuspėti tikrąją išvaizdą. Kas jau čia būtų klausęs veislės? Į butą įleistas, išmaudytas, pašertas, vargšelis kietai užmigo ant kilimėlių prie durų. Kai dabar mergaitė išeidavo su juo pasivaikščioti, Margis, taip ji praminė, išdidžiai žingsniuodavo vedamas už pasaitėlio. Kiek kainuoja tavo šuo? Smalsavo draugės. Pinigų nemokėjau, galvojo sau mergaitė. Man jo pagailo, bet nežinojo, kaip tai draugėms paaiškinti, todėl nutylėjo. Ar jis daugiau neaugs? Man patinka dideli šunys. Astrai tėtis nupirks vilkinį. Apžiūrinėdami Margį, vienas per kitą klegėjo vaikai. Puikus šunelis, praeidamos tarė nepažįstamos tetos. Ką jūs, kvailystė, mieste laikyti šunį, kam tas vargas? Ne, brangioji, be vargo neturėsi. Paskutinių žodžių mergaitė neišgirdo, nes tetos nuėjo. Margiui, žinoma, kritika nerūpėjo. Jis atrodė linksmas ir laimingas, turėdamas tai, ko trokšta visi šunys, dideli ir maži, savo namus. Per savaitę kitą šunelis paaugo, jo ausys pasidarė stačios, eisena grakšti. Ar jūsų šuo piktas? Pasidomėjo laiptinės kaimynė. Ir vėl mergaitė nežinojo, ką atsakyti. Ji su Margiu niekada nesipykdavo. Jie vienas kito norus stengdavosi išskaityti iš akių. Pamačiusi, kad plonos Margio kojytės dreba nuo šalčio, jį paimdavo ant rankų, o Margis lyžtelėdavo savo šeimininkės pirštus. Ar galima paglostyti? Klausdavo iš paskos bėgdami mažesni vaikai. Margis leisdavosi glamonėjamas, nors nė vienam ypatingo dėmesio neparodydavo. Lepūnėlis, nemoka pykti, o aš kad paerzinčiau, tai bent būtų šuo. Tiesą sakant, jo jaunoji globėja irgi manė, kad Margis nemoka pykti, bet sykį įsitikino, kad klysta. O buvo štai kaip. Vedžiodama šunelį, mergaitė už nugaros išgirdo skubius žingsnius. Tai bardamasis ėjo kažkoks vaikėzas. Paskui jį atsilikęs sekė susiraukęs kaltininkas.
čiagi tas pats berniukas, kuris Margį pavadino Lepūnėliu, prisiminė mergaitė. Vytele kapodamas orą, jis liejo savo pyktį. Staiga Margis garsiai sukaukė ir ištraukęs iš mergaitės rankų pasaitėlį, nurūko. Kitą akimirką berniukas, pametęs Vytelę, jau skuodė kiek įkerta. Bet Margis pasivijęs įsikibo jam į kelnes. Oi, mama! Rėkė neklaužada. Vyresnysis, matyt brolis, prišokęs spyrė šuneliui. Bjaurybė tu, pasiutęs šunie, palauk, aš tau parodysiu. Mergaitė tylėdama žvalgėsi tai į perpykusį veidą, tai į savo Margį, kuris atsigulęs prie jos kojų tyliai amčiojo. Kaip tai atsitiko? Ramiau, drąsuoli, aš viską mačiau, įsikišo pagyvenęs vyras. Geriau pasakyk šeimininkei, ką Anas su Vytele padarė. Ką tu padarei? Kur bėgi? Bet šis jau buvo toli. Mergaitė paėmė Margį ant rankų ir nesidairydama į šalis, nužingsniavo namo. Aš irgi noriu tokio šuns. Mamyte, padovanok man tokį, sušuko maža mergytė su mama eidama pro šalį. Ką tu, dukryte, šunės kandžiojasi pikti, bet pažiūrėk, koks jis geras, kaip jis glaudžiasi prie mergaitės.